Tai pakalbėję apie pagrindinį socialinio bažnyčios mokymo principą, žmogaus asmens orumo arba kilnumo principą ir apie iš žmogaus prigimties kylančias žmogaus teisės, dabar pereikime prie kitų principų, kuriuos socialinis bažnyčios mokymas įvardina. Jie iš esmės yra išvestiniai principai, kurie tiesiog paaiškina ir išskleidžia tą vienintelį žmogaus asmens principą. Įvairūs šaltiniai šitų principų pateikia įvairų skaičių ir įvairų sąrašą. Tai tarkim mano minėtas Duquettas, jų pateikia 4. Kai kurie autoriai pateikia net ir po 8 arba po 10, bet mes vadovausime socialinio bažnyčios mokymo kompendiumu, kuris pateikia 5 principus, tai yra vienu daugiau negu Duquettas. Ir pirmasis iš šitų principų yra bendrojo gėrio principas. Aiškinant bendrojo gėrio savoką labai praverčia visuomenės kaip organizmo suvokimas. Jau antikoje daugelis filosofų visuomenę mėgino lyginti su gyvu kūnu. Žinome, kad ir apaštalas Paulius panašų pavyzdį pasėmė kalbėdamas apie bažnyčią kaip Kristaus kūną. Tai socialinis bažnyčios mokymas šitą pavyzdį pasiima, tiesa vartoja atsargiai, kad neperlenktų lazdos į kitą pusę ir netaptų savotiška socializmo ideologijos atmaina, kuri visuomenę arba visuomenį organizmą iškėlė aukščiau už žmogaus asmenį. Tačiau organizmo įvaizdis duoda 3 geras idėjas apie visuomenę. Tai pirmiausia, taip kaip organizmas nesunyksta sunykstant atskiroms jo ląstelėms, taip ir visuomenė neatsiranda su vieno žmogaus gimimu ir nesibaigia su jo mirtimi. Visuomenė tęsiasi. Taip pat organizmas nėra tarpusavy nesusijusių dalių suma, bet vieninga visuma. Analogiškai ir visuomenė nėra tik paskiri individai, gyvenantys šalia vienas kito ir besilaikantys tam tikrų minimalių taisyklių, kad nepažeistų vienas kito asmenės erdvės. Visuomenė kaip reali asmenų santykių visuma yra šis tas daugiau negu pavienis individas. Ir taip pat organizmas, kaip žinom, nenaikina savo narių, bet normaliom sąlygom juos globoja ir jais rūpinasi. Taip panašiai ir visuomenė turi savo nariais rūpintis. Tai štai vadovaudamasi šitomis įžvalgomis bažnyčia kalba apie bendrojo gėrio principą. Įvardina jį taip, iš Gaudium et Spes 74 numerio cituoju: bendroji gerovė apriepia visumą visuomeninio gyvenimo sąlygų, įgalinančių žmonės, šeimas bei sambūrius visapusiškiau ir lengviau tobulėti. To paties dokumento 26 numeris irgi praktiškai pažodžiui kartoja tą pačią mintį. Bendrasis gėris yra visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma, leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams nariams geriau ir lengviau pasiekti tobulumą. Tai bažnyčia kalbėdama apie bendrąjį gėrį kalba apie
sąlygas. Kurti bendrąjį gėrį reiškia sukurti sąlygas ir ieškant tokio materialaus, bet gana išaiškingo pavyzdžio galima būtų sakyti, kad bendrasis gėris yra tarsi šiltnamis arba žiemos sodas su reikiama temperatūra, oro drėgme, šviesos kiekiu ir dirvožemiu. Ir tame dirvožemyje ir tose sąlygose kiekvienas augalas gali augti ir vesti savo vaisių. Tai gal panašiai bendrasis gėris yra štai įvairios sąlygos, kurios yra visuomenėje ir kurios leidžia tiek kiekvienam žmogui, tiek kiekvienai grupiai išskleisti ir pasiekti savo užsibrėžtus tikslus. Savo užsibrėžtus tikslus turime galvoj, kad ir taip pat ir visiems bendrą galutinį žmogišką tikslą, kurį vieni suvokia sąmoningai, kiti priima tik nuojautą, tačiau taip pat paskui kiekvienas žmogus į tą amžiną į tikslą eina savo keliu, savo pašaukimo keliu, turėdamas savo profesiją ir skirtingai šitą gyvenimą gyvendamas. Tai štai visi tie keliai, kurie yra teisėti, kurie atitinka žmogaus prigimtį, jie bendrojo gėrio aplinkoje gali skleistis ir būti įgyvendinti. Žodis bendrasis reiškia, kad šitas gėris yra visiems skirtas, bet taip pat ir visų pastangomis sukurtas. Gaudium et Spes 75 numeris teigia, kad visi piliečiai turi atminti, turi teisę ir drauge pareigą naudotis savo laisvu apsisprendimu bendrajai geroviai puoselėti. Ir ta pareiga yra neatskiriama nuo žmogaus asmens orumo, dar prideda katalikų bažnyčios katekizmas. Ar galime konkrečiai įvardinti bendrojo gėrio elementus? Tai bendrai gėrį būtų pavojinga tapatinti su konkrečiai apibrėžtomis gėrybėmis. Na, pavyzdžiui, jeigu valstybėje, sakykime, gerai išvystytas kelių tinklas, gerai veikia finansų sistema, tai žinoma prisideda prie bendrojo gėrio, tačiau negalima sakyti, kad tai yra visas bendrasis gėris. Ir katalikų bažnyčios katekizmo 1925 numeryje pažymima, kad yra 3 esminiai bendrosios gerovės arba bendrojo gėrio elementai. Pirmas - pagarba ir pirmenybė pagrindinėms asmens teisėms. Antra - visuomenės klestėjimas arba jos dvasinių ir laikinųjų gėrybių išvystymas. Ir trečia - visuomenės ir jos narių taika bei saugumas. Tai, kaip matom, į bendrąjį gėrį įeina tas žmogaus teisių gerbimas, bet taip pat visuminis požiūris į žmogų, nes pabrėžiama, kad turi būti išvystomos ne tik laikinosios, bet ir dvasinės gėrybėmis ir tik tada visuomenė iš tiesų klestės. Čia galima užsiminti apie nuolat popiežių primenamą progreso arba pažangos arba vystymosi sąvoką. Vystymuisi visame socialinio bažnyčios mokymo dokumentų sąraše yra skirtos net 3 enciklikos. Pirmiausia, šventasis popiežius Paulius VI 1968 metais
67 metais parašė encikliką Populorum Progressio, vėliau po 20 metų Jonas Paulius II, irgi šventasis, parašė encikliką Solicitudo Rei Socialis, kurioje pratęsė būtent Populorum Progressio mokymą ir jį išvystė, pritaikė naujai situacijai, o taip pat ir popiežiaus Benedikto XVI Caritas in Veritate taip pat buvo skiriama būtent vystymosi temai. Ir tai, ką bendrai pabrėžia be daugelio žinoma elementų ir detalių, tai, ką bendrai visi trys popiežiai pabrėžia, kad negalima žmogaus vystymosi suprasti vien materialia prasme. Jau popiežius Paulius VI tuo metu antroje 20 amžiaus pusėje, tvyrant didelėms viltims dėl mokslo, dėl tiksliųjų mokslų, dėl technikos progreso, tvyrant didelėms viltims, kad žmonija štai ims vystytis vis greičiau ir greitų laikų vos nenugalės mirtį, jis įspėjo, kad techninis progresas yra gerai, tačiau tai yra tik tai viena iš vystymosi krypčių ir jeigu moralinis, etinis ir dvasinis vystymasis neis koja kojon kartu su technika, tai vystymasis pirmiausia bus nepilnas, o kartais jis gali tapti netgi ir pavojingas, nes jeigu nesuprantančio ir nemokančio moraliai elgtis žmogaus rankose atsiranda dideli technikos stebuklai, tai jis jais gali labai pakenkti ir kitiems žmonėms ir savo pačiam. Kaip elementarus pavyzdys, pavyzdžiui, yra atominė bomba arba kiti tikrai išmanus ir labai technologiškai pažengę ginklai, kurie suprantama, jeigu juos žmonija arba atskiros visuomenės grupės panaudotų arba panaudoja nemoraliai, tai vystymasi stabdo ir žmonija naikina, o ne ją išskleidžia. Kalbėdama apie bendrąjį gėrį, bažnyčia taip pat pabrėžia, kad sukurti bendrąjį gėrį reiškia sukurti tas sąlygas skleistis žmogaus asmeniui ir kiekvienam siekti savo protingų ir teisėtų tikslų, yra pagrindinis valstybės uždavinys. Dėl to valstybė egzistuoja, kad jinai gintų ir didintų bendrąją piliečių visuomenės gerovę. O bendrai visos žmonių šeimos geroviai reikalinga tarptautinės bendrijos organizacija. Tai yra citata iš Katalikų bažnyčios katekizmo 1927 numerio. Tai reiškia, valdžios uždavinys yra sutelkti visų piliečių pastangas ir kreipti jas į bendrąjį gėrį, kad jie galėtų ir tuo bendru gėriu naudotis, bet ir prisidėti prie jo kūrimo. Tai iš tiesų yra subtilus ir nelengvas uždavinys ir labai kilnus politikos uždavinys, tačiau jeigu tai yra politikos uždavinys, tai nereiškia, kad piliečiai arba atskiros jų grupės gali nelaikyti to taip pat ir savo pareigą. Ir žinoma, kiekviena atskira visuomenė arba visuomenės grupė, visuomenės dalis turi taip pat savo bendrąjį gėrį. Bet siekti savo gėrio būtina bendrojo gėrio kontekste, suprantant, kad
prisimenant tą žmogaus socialumo principą ir suprantant, kad savo tobulumo, savo galutinio tikslo aš nepasieksiu ir arba mes kaip visuomenės grupė nepasieksime ir neišskleisime atskirai nuo kitų, tik tai kartu su kitais. Ir akivaizdžiai pajusti tokias bendro gėrio aplinkybės padeda pavyzdžiui, kad ir ekologinė problema. Negali galvoti, kad nepuoselėdamas bendrojo gėrio, tai yra, tarkim, nesilaikydamas, teršdamas gamtą, nesilaikydamas ekologinių principų, paskui ir pats nepajusi, kad tas neigiamas pasiekmes pajus tik kiti, bet pats to nepajusi. Arba, pavyzdžiui, gal aktualesnis pavyzdys iš darbo pasaulio. Kartais tenka girdėti ir apie kokius nors streikus iš užsienio, kur, tarkim, kokios nors skrydžių bendrovės pilotai streikuoja, nes jie mano, kad per paskutinius ten keletą metų dėl atlyginimų sistemos jie ten prarado kažkiek reiškia įplaukų, nors paskui paaiškėja, kad jų atlyginimai ir taip, tarkim, yra trigubai didesni už skrydžių palydovų atlyginimus. Tai toks štai principas, kad mes rūpinamės tik savo gėriu ir kad mums atlyginimas būtų pakankamas ir negalvojam apie tai, kad jeigu įmonė mums sumokės dar didesnį atlyginimą, galbūt neturės iš ko mokėti atlyginimo tiems, kurių atlyginimas ir taip mažesnis. Tai yra būtent pavyzdys, kai siekiama savo gėrio nepaisant bendrojo gėrio. Taigi šitas principas jisai yra ir asmeninis principas, asmeninio veikimo arba grupinio veikimo principas, į kurį būtina atsižvelgti. O valstybė, kaip minėjau, yra skirta tam, kad visų piliečių pastangas kreiptų į bendrąjį gėrį ir suderintų kartais skirtingus arba netgi priešingus interesus. Taip pat valstybė yra atsakinga už tai, kad nustatytų, koks bendrasis gėris tuo metu yra įmanomas arba koks reikalingas. Nes bendrasis gėris niekad nėra galutinai nustatytas, jisai įvairiuose laikotarpiuose arba įvairiuose geografinėse vietose gali skirtis. Ir taip pat būtina pabrėžti, kad bendrasis gėris nėra savitikslis. Jis tiesiog turi tarnauti pilnam žmogaus išsiskleidimui, jo tikslo pasiekimui. Ir turbūt dar svarbu pabrėžti, kad bendrasis gėris nėra tik interesų suma arba tik tai konsensusas, reiškia susitarimas. Jis yra žmogaus gėris, skirtas žmogaus išsiskleidimui, tai reiškia susijęs vėlgi su žmogaus asmens principu, su pilna tiesa apie žmogų. Ir dėl to neįmanoma, kad bendrasis gėris, pavyzdžiui, būtų toks, kuris neleistų ieškoti Dievo arba praktikuoti savo religijos, net jeigu dėl to susitartų demokratiniu būdu didesnė visuomenės dalis. Tiesiog toks susitarimas netitiktų žmogiškosios prigimties, o bendrasis gėris yra skirtas būtent išskleisti žmogiškąją prigimtį. Kitas principas, kurį bažnyčia įvardina, yra visuotinės gėrybių paskirties principas. Ir šis principas iš esmės išplaukia iš prieš tai minėto bendrojo gėrio principo, jis įvardinamas
Antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijos Gaudium et Spes 69 numeryje ir skamba taip: Žemė ir visa, kas joje, Dievas paskyrė visų žmonių bei tautų naudojimui. Tad teisingumui vadovaujant ir meiliai lydint, sukurtosios gerybės turi lygiai tekti visiems. Šito principo logika yra tokia: žmogus turi teisę į gyvybę ir tam, kad jis gyventų ir dargi gyventų kaip žmogus, ne tik tai kaip gyvūnas, jam reikalingos tam tikros gerybės, pirmiausia materialinės gerybės. Tai šitas principas kyla iš kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę, kad iš tiesų visa žemė, kurią Dievas sukūrė, jinai skirta visiems žmonėms. Ir visiems žmonėms čia turima galvoj ne tik tai geografinė, bet taip pat ir chronologinė prasme. Reiškia ne tik visiems žmonėms, kurie šiuo metu gyvena žemėje, bet ir visiems žmonėms, kurie dar gyvens po mūsų. Ir čia šitas visuotinės gerybių paskirties principas mus nukreipia į ekologinę laikyseną, apie kurią irgi socialiniam bažnyčios mokyme kalbama, kad elgtis pagarbiai Dievo kūrinijos atžvilgiu reiškia gerbti taip pat būsimųjų žmonijos kartų teisę gyventi žemėje, kuri dar būtų gyvenama. Reiškia turėti švaraus maisto, atsigerti švaraus vandens, o pažeisdami tą, reiškia, užteršdami žemę, mes iš tiesų pažeidžiame ateinančių žmonijos kartų teisę į gyvybę ir būtinus gėrius tai gyvybei palaikyti. Popiežius Pijus XII sako, kad šita visuotinė gėrybių paskirtis yra įrašyta pačiose gėrybėse ir kad galutinis šito principo pagrindas yra Dievas. Kaip pavyzdžiai šito visuotinio gėrybio paskirties principo įgyvendinimo, Duketas, pavyzdžiui, duoda, kadangi parašytas jaunimui, duoda tokius labai praktiškus pavyzdžius, kaip pavyzdžiui privalai leisti pasinaudoti kažkam savo asmeniu telefonu, jeigu kitam reikia pagalbos. Ir čia nėra tik tavo geras širdis, to reikalauja teisingumas, tai yra tavo pareiga. Šventasis Jonas Paulius II, kalbėdamas apie šį principą, naudojo terminą socialinė hipoteka, tai tarsi užstatas, įkeistas turtas. Reiškia tai, ką tu turi kaip savo privačią nuosavybę, iš tiesų yra tik tau paskolinta ir esant reikalui turi tai gražinti visuomeniai, kad jinai arba atskiri jos nariai tuo galėtų pasinaudoti esminių savo poreikių patenkinimui. Taip pat, tai kaip minėjau, reiškia ir taupų gėrybių naudojimą, kad paliktume tų gėrybių dar ir ateinančioms kartoms. Ir šitas visuotinės gėrybių paskirties principas apima ne tik materialius dalykus, tarkim, ten daiktus, žemę, miškus ir panašiai, bet taip pat ir tiksliųjų arba kitokių mokslų pasiekimus, tarkim, medicinos, technologijos srityse. Pavyzdžiui, sėklininkystėje, nes yra tokių atvejų, kai koncernai nesidalina sėklomis ir dėl to skurdžiai gyvenančių šalių žemdirbiai nuolat turi pirkti naujai sėklas iš tų koncernų ir taip reiškia nuolat lieka nuo jų priklausomi ir jiems įsiskolinę. Arba, pavyzdžiui, medicinos srityje
irgi šitą principą galima būtų pritaikyti, kalbant, tarkim, apie naujų išrastų vaistų gamybos teisės. Ir kartais turtingųjų šalių didžiosios farmacijos įmonės išradusios kokį nors naują vaistą neleidžia jo gamintis skurdesnių valstybių farmacijos įmonėms, ir tada tos skurdesnės visuomenės turi pirktis vaistus iš turtingų valstybių, žinoma, už aukštą kainą, kurią jos sunkiai išgali mokėti. Ir arba tada tų vaistų stokoja, arba jas įsigydamos prasiskolina. Tai štai tokiais atvejais irgi gali būti pritaikytas šitas visuotinės gėrybių paskirties principas. Ir kaip matom, jis kartais kontrastuoja su privačia teise, reiškia su teisė į tavo atradimus, į tavo mokslo pasiekimus arba į tavo materialų, į turtą. Bet iš tiesų šis principas nėra tai, kas panaikina teisę į privačią nuosavybę. Jis yra aukštesnis ir pirmesnis už privačios nuosavybės teisę. Tačiau per privačią nuosavybę taip pat ir įgyvendinamas šitas principas. Štai popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Laborem Exercens taip prašo: grįžtame prie visuotinio gėrybių naudojimo dėsnio. Kiekvienoje sistemoje atlyginimas už darbą pasilieka konkreti priemonė, kuria didžioji žmonių dauguma gali prieiti prie gėrybių skirtų visuotiniam naudojimui, tiek gamtos turtų, tiek ir tų gėrybių, kurios yra gamybos vaisius. Vienos ir kitos tampa prieinamos darbo žmogui per užmokestį, kurį jis gauna kaip atlygį už savo darbą. Tai iš tiesų visuotinės gėrybių paskirties principą skelbdama bažnyčia neskelbia komunizmo, kad viskas yra visų, nes iš tarybinių laikų puikiai prisimename, kas atsitinka su daiktais arba nuosavybė, kuri yra visų, ir tai reiškia niekino. Jie niekas nesirūpina. Tai nors kartais gali būti atvejų, kai privačios nuosavybės reikia atsisakyti, kad būtų įgyvendinta visuotinė gėrybių paskirtis, bet, kaip sako popiežius, tam, kad realiai mes galėtume naudotis tomis gėrybėmis, kurias Dievas mums skyrė visiems, mes ir turime privačią nuosavybę ir per teisingą atlyginimą mes galime įsigyti daiktų, kurie mums reikalingi, priemonių arba netgi ir patogumų, dvasinių dalykų, ir tokiu būdu dalyvaujame toje visuotinėje gėrybių paskirtyje. Trečias principas, kurį bažnyčia įvardina, yra subsidiarumas. Tai vienas iš originalių socialinio bažnyčios mokymo įnašų į teoriją apie visuomenės gyvenimą. Šitas principas pasirodo jau pirmosios Rerum Novarum enciklikos tekste, tačiau aiškiai jis apibrėžiamas vėlesnėje enciklikoje Quadragesimo Anno, išleistoje popiežiaus Pijaus XI 1931 metais. Vadinasi jis lotynišku žodžiu ir kyla šitas terminas iš lotyniško žodžio subsidium, kas reiškia paprasčiausiai pagalba. Šitas principas gali būti įvardinamas teigiamai, kaip skatinimas, kad valstybė padėtų visuomeniai, ir taip pat neigiamai, kaip priminimas, kad valstybė
negali pasiglemžti visuomenės iniciatyvos arba negali apriboti jos savarankiškumo. Tai yra padėdama visuomeniai, ji visgi turi išlaikyti visuomenės savarankiškumą ir skatinti jos iniciatyvą. Labai gerai šito principo esmę padeda suvokti termino lotyniško žodžio subsidium naudojimas Romos imperijos laikais. Tai buvo ir karinis terminas, ir šituo žodžiu buvo vadinami pagalbiniai kariuomenės būriai, kurie mūšio metu stovėdavo nuošalyje ir stodavo į kovą tik tuo atveju, jeigu pagrindinė kariuomenė nesusitvarkydavo. Jeigu pagrindinė kariuomenė puikiai susitvarkydavo ir laimėdavo mūšį, tai šitie būriai likdavo taip ir neįstoja į kovą. Tai ir pasako, kas iš tiesų yra subsidiarumas. Tai reiškia, kad valstybė, kaip tas tarsi pagalbinis būrys, jinai turi padėti visuomeniai tik tada, kai visuomeniai neužtenka pajėgų pačiai susitvarkyti su problema, tiek, kiek jai neužtenka pajėgų su ta problema susitvarkyti. Ir tokiu būdu, kad neužgniaužtų ir neapribotų pačios visuomenės iniciatyvos. Popiežius Pijus XI šį principą įvardino pirmiausia neigiamą prasme. Galiu pacituoti jo žodžius iš jo enciklikos: kadangi neleistina atimti iš individų ir patikėti bendruomeniai tai, ką jie gali padaryti savo jėgomis ir įrankiais, lygiai taip neteisinga perduoti didesnį ar aukštesnį visuomeniai tai, kas gali būti padaryta mažesnių ar žemesnių. Natūralus kiekvieno visuomenės įsikišimo tikslas yra padėti visuomeninio kūno nariams, juos paremiant, o ne juos sugriauti ar absorbuoti. Citatos pabaiga. Tai popiežius Pijus XI, kaip matom, įvardino šitą principą neigiamų būdų, todėl, kad tada, kai jis popiežiavo, Europoje kilo įvairūs totalitariniai režimai, Rusijoje jau buvo atėjęs į valdžią komunizmas, Italijoje fašizmas, enciklikos parašymo laiku Vokietijoje nacionalsocializmas arba nacizmas dar nebuvo paėmęs valdžios, bet tai jau buvo stipri partija. O totalitarinės sistemos, jos būtent ir elgėsi ne pagal subsidiarumo principą, reiškia, jos tiek rūpinasi visuomenė, kad visiškai užgniaužia pačios visuomenės iniciatyvą ir neleidžia visuomeniai nei galvoti, nei ką nors daryti, bet ir galvoja ir viską padaro už ją. O jeigu kas nors bando parodyti savo iniciatyvą, tai ta iniciatyva yra užgniaužiama ir jėga. Tai dėl to popiežius įspėja, kad tokia politika, toks elgesys nėra geras ir skelbia šitą principą. Kokios yra pasiekmės, kai būtent valstybė taip elgiasi su visuomenė arba visuomenė plačiaja prasme taip elgiasi su savo dalimis arba pavieniais asmenimis. Tai tą įvardina Jonas Paulius II, Centesimus Annus 48 numeryje, tiesiogiai kišantis ir atleidžiant visuomenę nuo atsakomybės, globos valstybės žmonės tampa vangus, o pernelyg išpūstose viešosiuose struktūrose, kurioms išlaikyti reikia didelių išlaidų, dominuoja biurokratinė logika, o ne rūpinimasis žmonėmis.
Tai ką popiežius pažymė, kad pirmiausia visuomenė aptingsta. Na taip kaip ir žmonės pripranta prie patogumų ir aptingsta, neberodo iniciatyvos, taip ir visuomenė aptingsta tada, kai viską garantuoti imasi valstybė. Ir šito principo iš tiesų galima nesilaikyti keliais būdais. Tai jo valstybė gali nesilaikyti, matydama, kad visuomenė turi kažkokį poreikį, bet visai nesuteikdama pagalbos, arba suteikdama pagalbą netinkamu būdu ir pripratindama visuomenę arba paskirus jos narius, tiesiog parazituoti ir patiems nieko neveikti, bet visada visko reikalauti iš valdžios arba skųstis, kad valdžia vėl kažko nesutvarkė. Žinoma, šito principo nesilaikyti galima ir tada, jeigu visuomenės iniciatyva yra dirbtinai ir jėga užgniaužiama. Jeigu visiškai imant buitinį pavyzdį, kuris kartais neblogai paaiškina šito principo veikimą, tai jeigu, sakykime, sūnus ateina pas savo tėtį ir sako, kad aš nesuprantu matematikos uždavinio, tai tėtis gali sakyti, aš neturiu laiko, galvok pats, ir taip nesuteikti pagalbos, tai būtų subsidiarumo principo pažeidimas. Tėtis gali paimti ir išspręsti uždavinį už savo vaiką, ir tai būtų pagalbos suteikimas, bet ne pagal subsidiarumo principą, nes tai neskatintų paties vaiko galvoti ir mokytis tos matematikos, bet tik priprasti, kad viską už mane gali padaryti mano tėvai. Arba tėtis gali atsisėsti ir skirti laiko, kad suprastų pats, kas tam vaikui neaišku, kurioje uždavinio sprendimo vietoje užstrigo, ir padėti jam tiek, kiek jam to reikia, tuo pačiu skatindamas jį galvoti ir augti ir mokytis. Tai matyt panašus principas yra ir valstybės elgesyje su visuomenė. Ir šitas principas įgyvendinamas įvairiais ir praktiškais būdais, pavyzdžiui, kad valstybė nesiima, tarkim, organizuoti visų socialinės pagalbos formų arba, tarkim, visų švietimo formų. Jinai, žinoma, garantuoja visuomeniai švietimą, tarkim, per savo švietimo sistemą, bet taip pat ir priima, kad gali būti kuriamos privačios mokyklos, kurios irgi gauna finansavimą iš to paties valstybės biudžeto. Ir žodžiu, kai kur gali būtent visuomenės iniciatyva patenkinti tą poreikį švietimo, kuris konkrečiai visuomenės grupiai, tarkim, tam tikrų pažiūrų grupiai yra svarbus. Tai tokiu būdu gali egzistuoti ne visose, žinoma, valstybėse ir ne visada, tarkim, kad ir katalikiškos mokyklos, ir tai patenkina poreikį tų tėvų, kurie nori, kad jų vaikai būtų auklėjami katalikiškai. Taip pat šitas principas, pavyzdžiui, veikia per įvairią projektinę veiklą, kai, tarkim, pastebėjusi naują socialinę problemą, valstybė ne pati kuria savo išpūstas biurokratinės struktūras, kurios yra ne tik išpūstos, bet dažnai ir labai lėtos, bet pasiūlo visuomeniai, štai imkitės rūpintis kažkokią socialinę atskirtį patiriančiai žmonėmis, o valstybė iš savo biudžeto remia tokią veiklą, tarkim, pinigais arba taip pat ir kažkokiu
remia taip pat ir žiniomis, pavyzdžiui, patirtimi, informacija, ištekliais, kitais ten materialiai suteikdama patalpų ir panašus dalykai. Dar vienas socialinio bažnyčios mokymo principas yra dalyvavimas. Tai dalyvavimas irgi ne visuose principų sąrašuose išskiriamas kaip atskiras, nes jis yra tarsi veidrodinė subsidiarumo forma. Jeigu subsidiarumo principas kalba apie tai, kaip valstybė turi elgtis su visuomenės iniciatyva, tai dalyvavimas kalba apie tai, kad pati visuomenė tą iniciatyvą turi rodyti. Socialinio bažnyčios mokymo kompendiumas teigia, kad dalyvavimas yra pareiga, kurią visi turi sąmoningai ir atsakingai vykdydami, siekdami bendrojo gėrio. O popiežiaus Pauliaus VI dokumentas Octogesima Adveniens sako, kad siekis dalyvauti yra viena iš žmogaus laisvės ir orumo išraiškų. Tai apie dalyvavimą kalba Antrojo Vatikano susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes 75 numeryje, sakydama, kad pavietiniai piliečiai ir jų grupės te nesuteikia viešai valdžiai pernelyg daug galios ir nederamai te nereikalauja iš jų pernelyg didelių patogumų bei naudos, kad šitaip nesumažintų pavieniams asmenims, šeimoms ir visuomeninėms grupėms tenkančios atsakomybės naštos. Tai dalyvavimas, jisai pabrėžia pačios visuomenės subjektiškumą. Kaip mes kalbėjome prie žmogaus asmens principo, kad žmogus yra subjektas, kurio negalima tik tai išoriškai aprūpinti ir galvoti, kad be jo pastangų ir sutikimo garantuosi jam laimę. Taip ir visuomenė yra subjektas, reiškia, tai yra laisvų žmonių sambūris, kuri pati kuria savo gyvenimą ir sprendžia iškylančias problemas arba pasitinka iššūkius. Tam, kad tai vyktų visuomenėje, bažnyčios socialinėme mokyme įvardinama tokia tikrovė kaip tarpiniai kūnai, reiškia įvairūs visuomeniniai dariniai, įvairiausio pobūdžio, kultūrinio, sportinio, politinio, religinio arba panašus, per kuriuos žmonės aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime ir problemas kelia bei siūlo sprendimus ir ieško, kad tie sprendimai atitiktų ir kreiptų į bendrąjį gėrį. Na ir paskutinis principas, kurį socialinis bažnyčios mokymas įvardina, yra solidarumas. Tai vėlgi principas ateinantis iš lotyniško termino, naudoto jau Romos imperijos laikais. Terminas solidum reiškia vientisas arba tvirtas, o Romos teisėje egzistavusi solidarumo pareiga reiškia atsakomybę ne tik už savo dalį, bet ir už visumą. Tai reiškia, kad visuomenė buvo būtent suprantama kaip tam tikras organizmas, kurio nariai arba dalys vieni kitais turi rūpintis. Šitas principas apibrėžiamas per kitą bendrojo gėrio principą. Jonas Paulius II enciklikoje Solicitudo Rei Socialis taip jį vardina.
Teisingas atsakas į tarpusavio priklausomumą, kaip moralinė ir visuomeninė pažiūra, kaip dorybė yra solidarumas. Taigi toks solidarumas nėra jausmas miglotos užuojautos ar paviršutiniško graudulio dėl blogio, kurį patyrė tokia daugybė asmenų. Priešingai tai tvirtas ir atkaklus nusistatymas dirbti dėl bendrojo gėrio. Tai yra dėl visų ir kiekvieno gerovės, nes visi mes iš tiesų esame atsakingi už visus. Tai popiežius pirmiausia kalba apie tarpusavio priklausomumą, apie tą suvokimą, kad žmogus reikalingas kitam žmogui ir materialia prasme. Visi suprantam, kad nei vienas iš mūsų nepasigaminam visų mums būtinų materialinių gėrybių, kad išgyventume. Turim tų gėrybių įsigyti iš kitų, kurie jas pagamina, o mes savo ruožtu pagaminame arba suteikiame kažką, kas reikalinga kitiems. Tai yra toks visiškai fizinis tarpusavio priklausomumas, bet tarpusavio priklausomumas atpažįstamas ir toje santykio būtinybėje, žmogaus esminėme santykiškume, apie kurį kalbėjome prie žmogaus asmens principų. Kad žmogus yra iš esmės santykiškas ir jam būtinas kitas žmogus, kad jis galėtų savo asmenybę išskleisti ir savo tikslą pasiekti. Tai štai atpažinus šį neišvengiamą tarpusavio priklausomumą arba jau visai paprastai šnekant ir vaizdžiai, kad visi sėdime vienoje valtyje, tada teisingas šito tarpusavio priklausomumo įgyvendinimas arba teisinga reakcija yra solidarumas. Šis principas egzistuoja nuo pat socialinio bažnyčios mokymo pradžios ir taikomas tiek nacionaliniam, bet lygmeniui reiškia valstybės mastu, bet taip pat ir tarptautiniam lygmeniui, pasaulio mastu. Vėl galim pacituoti Joną Paulių II. Taigi principas, kurį šiandien vadiname solidarumo principu ir kurį šiandien vadiname solidarumo principu, yra vienas iš pagrindinių krikščioniškųjų visuomeninių ir politinių organizacijų principų. Šį principą nekartą minėjo jau Leonas XIII, vadindamas jį panašiai kaip ir graikų filosofijoje bičiuliškumu. Pijus XI čia vartoja ne mažiau taiklų apibrėžimą visuomeninė meilė, o Paulius VI, įjungdamas į šią savoką įvairias dabartinės socialinės problemas, kalba apie meilės civilizaciją. Tai solidarumas mums primena, kad mes turime prisidėti prie bendrojo gėrio, apie kurį jau kalbėta, ir kad kurti tą bendrąjį gėrį taip pat yra ir mūsų atsakomybė. Ir tą turime daryti ne tik dėl to, kad paskui patys tuo bendru gėriu, tarsi galim naudotis, bet ir dėl to, kad tai yra tiesiog mūsų pareiga. Mes taip pat esam atsakingi už visą visuomenę ir už kitus visuomenės narius, o ne tik tai už savo dalį ir už savo gerovę.